Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT ir mes padedam žmonėm turėti lengvesnį kūną, sveikesnį kūną ir laimingesnę sielą. Tai šiandien vis dar tęsiu tematiką apie keto mitybą ir šiandien būtent kalbu apie keto mitybos rizikas, apie keto mitybos minusus, klaidas ir kaip jų išvengti. Tai kaip ir kiekviena dieta, kaip ir kiekvienas dalykas gyvenime, keto mityba nėra juoda balta ir turi savo neigiamųjų pusių. Tai apie jas papasakosiu ir papasakosiu, ką rekomenduoju daryti, kad jų išvengtumėt, nes laikytis tiesiog aklai keto arba bet ko klausyti, ką valgyti, ko nevalgyti, tai nevertėtų, nes tikrai labai gaila, yra žmonių, kurie užšoko tų patarėjų apie keto mitybą ir nuo šiol net nebenori bandyti šio nuostabaus dalyko. Tai pirmiausias dalykas, kas vyksta su keto mityba, tai kad dažnai pradeda trūkti žmogui skaidulų. Dabar ką skaidula daro? Skaidula padeda virškinti viską, ką įsidedam į organizmą. Ir dažnai, nedažnai, bet būna keto besilaikantiem žmonėm tendencija, kad užkietėja, pavyzdžiui, viduriai. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko taip yra, tai dėl to, kad yra suvartojama nepakankamai skaidulų. Dabar skaidulų kiekis, pavyzdžiui, moterim per dieną yra 25 gramai, vyram, jeigu gerai pamenu, nes šiaip dirbu su moterim pagrinde, vyram, jeigu gerai pamenu, yra 32 gramai per dieną skaidulų rekomenduojama norma. Dabar, kodėl atsitinka ši problema keto mitybai? Tai dėl to, kad kas turi daug skaidulų? Skaidulų turi daug daržovių. Daug skaidulų turi daržovės, bet mes jų negalim suvartoti kilogramais, ar ne? Dėl to jų porcijinis skaičius visada bus mažesnis, nors jie ir turi daug skaidulų savy. Kas turi labai daug skaidulų, tai yra riešutai, sėklos. Ir labai daug skaidulų turi vaisiai bei grūdai. Tai kadangi keto mityboje mes nevalgom nei vaisių, nei grūdų, natūraliai, jeigu neplanuojama tinkamai keto mitybą, tai tų skaidulų kiekis gali būti sumažintas, gali būti per mažas. Tai dabar ką daryti? Tai mano pasiūlymas, ne mano pasiūlymas, bet taip, pasiūlymas ir ką aš darau su klientais bei pati savo gyvenime, tai yra, žiūriu ir esu išmokus, kokie produktai turi skaidulas ir jie stengiasi įtraukti į kuo daugiau patiekalų. Tai asmeniškai, jeigu taip paprastai tariant, skaidulų daugiausia turėjęs iš to, ką galima valgyti keto mityboje, tai yra sėklos, tai yra riešutai ir tai yra gysločio labelės. Tai dėl to labai mėgstu iš tikrųjų valgyti čia sėklas, nes čia sėklos yra vienos daugiausia turinčių skaidulų kaip produktas. Lietuviškai dar yra toks dalykas kaip burnotis, nes čia yra užsienietiška sėkla gaunasi. Bet realiai šie du dalykai, juos galima darytis ir košę, ir kokteilį, ir į blinelius dėtis, ir salotas, ir visur kur. Jos neturi kažkokio labai specifinio skonio, bet realiai reiktų vartoti daugiau riešutų ir daugiau sėklų. Jeigu greito būdo norit, tai čia jos sėklos arba burnotis. Dabar numeris 2 klaida yra, kas daroma keto mityboje, tai kad dažnai keto mitybą žmonės apibūdina kaip tiek procentų riebalų, tiek procentų angliavandenių, tiek procentų baltymų. Bet ką labai svarbu suprasti, kad riebalas skirstosi į dvi dalis. Yra gerieji riebalai, tai yra nesotieji riebalai, ir yra blogieji riebalai, tai yra sotieji riebalai. Būtent sotusis riebalas yra tas dalykas, kas kemša jums kraujagyslės ir nuo to kyla kraujospūdis, nuo to kyla cholesterolis. Dėl to labai dažnai matau keto receptuose žmonės, kurie valgo labai daug sočiųjų riebalų. Iš kur ateina sotusis riebalas? Tai yra iš perdirbtos mėsos visų pirma, visų antra iš paprastos mėsos raudonosios. Pavyzdžiui, vištiena turės mažiau sočiųjų riebalų negu, tarkim, jautiena. Ir trečias šaltinis yra pieno įvairūs produktai. Tai realiai šių dalykų jų galit vartoti
ir jų reikia vartoti, nes jie turi savo irgi tam tikras naudingas savybės, naudingus mineralus, vitaminus ir taip toliau, bet reiktų galvot, kiek ir ko iš tikrųjų valgot. Tokio dalyko, kaip, nežinau, 100 gramų per dieną sūrio nereiktų daryti. Reiktų šitos dalykus limituoti, labai labai suvokti ir atkreipdėmėsi į sočiuosius riebalus. Sočiųjų riebalų mums nereikia ir kiekvienas produktas iš tikrųjų yra savo etiketėj žymimas ir visada yra pažymėti, kiek yra tų sočiųjų riebalų. Tai jų reiktų vengti. Pagal rekomendacijas sako, jog reikia nuo 5 iki 10% riebalų per dieną, sočiųjų riebalų maksimum per dieną, tai realiai jeigu suvartojat kokius 1000 kalorijų, kaip įprastas žmogus per dieną, tai čia gaunasi, jeigu nesuklysiu, apie gal 12 gramų, žodžiu, iki 20 maks gramų sočiųjų riebalų per dieną būtų galima suvartoti, norint išlikti sveiku ir nesugauti kažkokių tai rizikų. Dabar kitas dalykas apie keto mitybą, kas yra, ir ypač tie, kurie niekada nebandė, tai labai dažnai, kai pradeda maitintis žmogus pagal keto mitybą, pradeda jaustis labai sunkiai, labai prastai. Tai yra vadinama keto gripu ir tai pasireiškia tokiais simptomais kaip galvos skausmas, norėjimas galbūt net gyventi, silpnumas, noras miego, drebulys, žodžiu, grinai lyg sirgtumėt gripu. Tai kodėl taip atsitinka? Tai yra dėl to, kad žmogus valgė, taip kaip valgė visą gyvenimą ir tada čiukšt vieną dieną, nusprendė, aš maitinsiuos keto ir be jokio organizmo paruošimo neria tiesiai į keto pasaulį ir būtent dėl to, kad yra per staigus angliavandenių suvaržymas, per staigus cukraus suvaržymas, organizmas nespėja priprast ir tada duoda būtent šitokią reakciją. Tai taip, kad jie greičiau pereit, galima gerti elektrolitus, galima vartoti daugiau gerųjų riebalų, bet protingiausia būtų mažinti angliavandenius palaipsniui, o ne iš karto. Taip. Kitas dalykas yra ketininkai, neketininkai, aš mėgstu taip vadinti. Tai yra žmonės, kurie sako, aš tai laikausi keto mitybos, bet jie laikosi keto mitybos taip, kad jie niekada nežino, ar jie iš tikrųjų pasiekė ketozę. Ir vieną dieną jie valgo keto mitybą, kitą dieną jau valgo angliavandenius. Vieną dieną keto, kitą dieną angliavandenius. Tai esmė ta, kad iš tikrųjų perjungt organizmą į ketozę, valgant maksimaliai 20 gramų grinųjų angliavandenių, jums užtruks nuo 3 dienų iki 7 dienų dažniausiai. Su protarpiniu badavimu tai atsitiks greičiau, bet realiai jeigu jūs vieną dieną valgot keto, kitą dieną nevalgot keto, jūs nesimaitinot pagal keto ir tokiu būdu reiktų labai atsargiai vertinti savo rezultatą ir paklausti, ar aš iš tikrųjų buvau ketozij ir kiek laiko aš buvau ketozij. Tai va, ir paskutinis dalykas, tai yra perriebus maistas. Taip, keto mityba, kaip ir minėjau, energiją mes gauname iš riebalo ir dėl to labai daug receptų matau, kurie yra viskas tiesiog skęsta riebaluose, skęsta svieste, sūrio, be proto daug ir taip toliau. Žmogus sako, aš noriu vemti nuo tokio maisto, aš negaliu keto maitintis, aš kažkada bandžiau ir man labai nepatiko. Tai keto mitybos esmė yra ne kad daug riebalų suvartojat, ar kad jūsų lėkštė turi plaukti riebaluose, o tai, kad jūs limituojat angliavandenius, limituojat ir nevartojat grūdų, vaisių, pupelių ir bet ko, kas turi cukraus. Tai labai turėkit tą omeny, nes čia irgi yra labai dažna klaida. Tai tiek žinių, jeigu turit dar kažkokių klausimų ar sunkumų susiduriant arba svarstant apie keto mitybą, tai būtinai parašykit, visada labai mielai padės.